Mentą pasižiūrėti, kaipgi priims mus. Žodžiu, yra šokiai. Vyksta šokiai Kamuza 30 Vilniaus vietoj, čia Kirtimų kultūros centras. Yra vadovės numeris ir mes pasisiūlysim padidžiauti. Bet pasiūlysim ne paprastus didžiaus, o pačius rimčiausius. DJ Dli. Bet davai ne iš karto. Ne iš karto, jo. Šitos rimčiausius pirdolinam. Pabiškė taip. Pabiškė. DJ Drulė Excel. Giovanni tam. Giovanni tam. Alio. Alio, labą vakarą. Labas vakaras. Čia dabar mes su draugu esam tokie kaip ir, kaip čia pasakyti, prie muzikos ir organizuojam šiek tiek ir dabar norėjom pasiskambinti kultūros centrą. Taip. Žiūrėkit, jūs šokius darot, ar ne? Nudarom šeštadienį. Šeštadienį. Vat mes su draugu taip žiūrinėjome šią aplinkui tas vietas, žinot, ir galėtumėm, jum pagelbėt, bendradarbiauti. Kuria prasme? Mes galėtumėm atvežti didžėjų daug. Ir aparatūrą turim dar savo. Gal apie aparatūrą mano kolega Ramūnas galėtų? Jo, mes turim iš tikrųjų daug. Subų normaliai apie 10 kW garsų. Norėtumėte tiesiog darbo laikų kažkaip tai ar užsukt pasikalbėti, nes dabar čia taip kažkaip per telefoną vakare, nežinau, reikėtų čia rimčiau pasikalbėti, susitikti. O jūs įėjimas pas jūs šiaip mokamas būna? Taip. Taip. Tai vat mes kažkaip būtų gerai, jeigu sutartumėm, žinot, mes pasimtumėm, atvežtumėm žvaigždės, tai tikrai pritrauktų žmonių. Ir galėtumėm įėjimą kažkaip su jumis dalintis. Bet tikrai, žinokit, turim gerų didžėjų sąrašą, nes mes promautinam. Aš galvoju, mes vadviesi dabar kalbam, aš galvoju, gal mes pradžiai patys, žinai, pagrotumėm. Mano, pavyzdžiui, vardas yra Andrius, bet mes turim nikneimus, žinai. Aš galėtumėm, pavyzdžiui, pradžioje atidarimui galėtų, žinai, pagrot. Mano, pavyzdžiui, yra David Guetta, o mano draugas Aksvė. O į kokią jūs amžiaus grupę orientuojatės su savo šitais didžėjais ir muzika? Plačiai mes grojam, kaip? Taip, jaunimas nelabai žinos šitų didžėjų šiaip, čia nuo 30 gal daugiau. Žiūrėkit, aš vis tiek norėčiau tokį dalykiškai aptarti ir norėčiau tokio susitikimo ne telefonu. Būtų puiku. Paderinam laiką, kada galim susitikti, jūs atvažiuotumėte iki centro ir mes tada pasikalbėtumėm. Super, tai gal mes kartu iš karto pasimtumėm porą, aš pasimčiau Will.i.amą ir Miley Cyrus ir Will.i.amas vis tiek įdomesnis toks tamsus, jisai bus atvežčiau parodyti, pabendrautumėm visi. Galim ir taip. Dar mes galvojam, Arminą Van Bureną irgi. Bet čia iš senesnių toksai. Jo. Bet žiūrėkit, ar būtų galimybė, nes mums dabar... Žinokit, atsiprašau, Arminas Van Burenas negalėtų. Aš galvoju, šeštadienį mes galėtumėm paimti pradžiai, aš David Guetta ir Aksvelis. Negalime šį šeštadienį, kitą tada. Todėl, kad mes turim apsitarti viską ir dėl apmokėjimų, ir dėl laiko. Čia yra daug dar organizacinių dalykų. Aksvelį girdė. Tiestogi, man atrodo, gali. Negali. Kalbėtis. Bet aš parašiau žinutę, ką tik gali Steve Aoki su Afrodžiaku. Aš galvoju... Afrodžiakas pas jūs yra buvęs, ne? Ne, pas mus yra eilinis paprastas didžėjus, nes jo atlyginimas yra 76 litai už 5 valandas darbo. Tai daug. Ir viskas pas mus ten iš tikrųjų puikiai vyksta. 100 žmonių per vakarą lankosi ir pas mus ten viskas yra kaip ir gerai. Bet aš turiu ir kitų variantų, nes mes dar penktadienio vakarus turim ir čia reikia normaliai sėsti ir apsikalbėti, kokios yra galimybės. Bet tik tai aš norėčiau paprašyti, kad tai vyktų po sausio 16, nes pas mus dabar yra projektų rašymas, planų ir ataskaitų, tai šitos 2 dienos yra labai įtemptos. Tai iš tikrųjų būtų gražu planuotis arba kitos savaitės pradžioj, kada jūs galite darbo metu atvažiuoti, apsigalvoti visus tos variantus. Nebūtina iš karto vežtis didžėjus, nes pas mane darbuotojai irgi, manau, kad žino daug, ką mes tiesiog apsikalbėtumėm, kokios yra galimybės ir kokie yra variantai. O tada jau tas programas, jeigu kažką sutarėm, tada jau žiūrimės. Vat ir viskas. O pala dabar Švedish House Mafia nebuvo irgi, ar ne?
Niekas pas mus gyvenime nėra buvęs. Žinau, kas tiktų. Daft Punkai. 10 metų. Viskas, Daft Punkai. Kas dabar pas jūs, Valodė? Valodė. Taip, ir žmogus pensininkas 10 metų veda šokius, visi jį myli ir viskas yra gerai. O apie visokias naujoves mes galim kalbėti atskirai, galim imti penktadienius ar kažkaip tai, nes žmonėm patinka tai, kas yra dabar. Jeigu per vakarą ateina 100 žmonių, vadinasi, jiem viskas tinka. O kaip jūs galvojat, aš, David Guetta, surinkčiau žmonių? Jūs man kalba dabar tokiom pavardėm, kur aš nieko nežinau, nesuprantu ir čia jūs žinot savo publiką ir savo, ką jie myli. Taip, kad čia visiškai reikia kalbėti dalykiškai, o ne 10 vakare, nedarbo laiku, kai aš iš vis nedarbėsiu šiuo metu. Bet jau kalbat taip, kad jau kaip dirbtumėt. Taip, todėl, kad darbo valandos yra pas mus administracijos. Nu jo, bet sakau, tai kai jūs darbo dienų, kiek jūs tada prakalbat, nes dabar kalbat ir kalbat. Nu tai gerai, tai jūs dabar čia mane užklupot vos ne lovoj ir bandot... Man atrodo, jūs kavą geriat, nes mėgstat kalbėti. Viešpatie, man atrodo, aš iš visų jums nebekalbėsiu. Ir prašom elektroniniu paštu atsiųsti, jei ką norit, savo komercinius pasiūlymus ir bendraujam per elektroninį paštą. A jūs miegat nuoga? Net susigėdau. Nenorėjai išgirsti atsakymų, ne?